Kirilai, man reikia savanorio. Gali juos palaikyti. Noriu pasikalbėti su žmonėmis ambasadoje. Eime. Leiskite pristatyti jums savo šeimą. Esame prie Rusijos ambasados Kanberoje, Australijoje. Čia kiekvieną savaitę rengiami mitingai Ukrainai palaikyti. O Kanbera, išvertus iš vietinės aborigenų kalbos, susitikimo vieta. Ir dar laidoje. Tai lyg didžiulė bažnyčia. Jie abu mano, kad gyvens amžinai. Mano mama išmetė visus savo žieminius drabužius pro laivo langą. Pasakykit, kad atvažiuotų į Kanberą. Nemastykite, gerbiami lietuviai, kad vien čia tik tai saulė šviečia, krokodilai ir koalos, tikrai ne. Nes Australijoje dėja viskas vyksta atvirkščiai. Paltai yra užsidedami tada, kada įžengiama yra į namus. Yra ceremonija su dūmais, kur žmonės yra sveikinami. Lietuva, atleiskite, bet jūs buvote suklaidinti. Dar kaip iškepęs. Esame politinėje Australijos sostinėje Kanberoje, pusiaukelėje tarp didžiųjų miestų Melburno ir Sidnėjaus. Susitinkame su protestu prie Rusijos ambasados iniciatoriumi Australijos lietuviu Petru Kabaila ir jo šeimos nariais nukentėjusiais nuo sovietinio teroro Lietuvoje. Leiskite pristatyti jums savo šeimą. Tai mano mamos brolio nuotrauka. Suimtas 2:30 nakties. Jis niekada nepasirašė prisipažinimo. Tai mano teta Marytė Baltušytė. Mirties vieta Norilsko darbo stovykloje, Sibire. Tai mano mamos pusseserė Birutė Kareivaitė. Ji buvo suimta vos 15 metų, kaip valstybės priešė už antisovietinę veiklą. Plukdė rąstus ledinėmis upėmis Sibire ir jai neleista grįžti į savo šalį 30 metų. Tai Vytautas Baltušis, muzikantas, dainininkas, muzikantas ištremtas į Sibirą. Mirties vieta Sibiras. Čia mano teta Elena Baltušytė. Jos sūnus Aleksandras prisijungė prie Miško brolių ir Lietuvos pasipriešinimo judėjimo. 6 jo bendražygiai pasipriešinimo kovotojai sušaudyti NKVD. Tai Jonas Žemaitis. Jis yra mano tetos Elenos Kabailaitės meilė. Jis keletą metų kovojo Lietuvos miškuose kaip vienas iš Miško brolių. Jis sugaunamas, kankinamas ir Stalino slaptoji policija įvykdo mirties bausmę. Sveiki atvykę į mano šeimą. Demonstracijos priešais Rusų ambasadą čia vyksta kiekvieną šeštadienį, jau daugiau nei 200 kartų. Tai ilgiausiai vykstanti antikarinė demonstracija pietų pusrutulyje, šioje vietoje, visada čia. Prie mūsų prisijungia lietuviai, latviai, estai, lenkai, baltarusai, rusai, japonai, vietnamiečiai, škotai, amerikiečiai, kanadiečiai ir vietiniai australai. Tai lyg didžiulė bažnyčia. Štai 2 oligarchų paveikslėlis. 2 oligarchai, 2 draugai. Jie abu mano, kad gyvens amžinai. Vienas iš jų dar mano, kad gaus Nobelio taikos premiją, kaip Barackas Obama. Žinokit, tai nenutiks. Kitas. Šis mano, kad yra didysis užkariautojas kaip koks Petras Didysis. Žinokit, tai taip pat nenutiks. O šis absurdiškas triukas surengti išpuolį prieš Ukrainą, žinau, kad tai nepavyks. Kiekvieną kartą, kai išgirstate mašinos signalą, tai yra Ukrainos palaikymas. Tai reiškia, kad jie mus remia. Aš protestuoju prieš rusus. Tai, ką jie daro su mano šalimi, yra labai blogai. Kur esate gimęs? Charkiv.
Kai karas prasidėjo, atvykau čia su savo mama. Man labai sunku, nes labai liūdna, kai ten vyksta kiekvieną dieną sprogdinimai. Labai daug žmonių miršta kasdien. Tai mane labai liūdina. Slava Ukrainai. Čia Lenkijos vėliava. Ar jūs Lenkas? Taip. Lenkai nemėgsta rusų, nes jie 50 metų buvo okupuoti Rusijos. Ir tuomet jie tapo labai neturtingi. Dabar Lenkijai sekasi labai gerai, nes Rusija nėra užlipus jiems ant nugaros. Lenkijai dabar daug geriau. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mano šeima kilusi iš Baltarusijos, bet aš gimiau Australijoje. Aš palaikau ukrainiečius. Norėčiau, kad rusai gyventų savo šalyje ir leistų Ukrainai turėti savo šalį. Rusija tiesiog užgrobė kitą šalį, kuri gyvavo daugelį metų. Jiems tikrai reikia pasitraukti ir pakeisti savo vyriausybę. Aš gimiau čia, Kanberoje. Mano tėvas Latvis, o mama Vokietė. Mano prosenelis lietuvis. Čia protestuoju, nes noriu taikos, žinant, kas vyksta šiandien Ukrainoje. Privalau protestuoti, nes ukrainiečiai taikūs žmonės. Mano tėvai yra ukrainiečiai ir aš gimiau Vokietijoje. Labai nerimauju dėl to, kas vyksta Ukrainoje. Turime ten giminaičių, jie gyvena Poltavoje. Mano tėvai jau seniai mirė, jie apsiverstų kapei, sužinotų, kas dabar vyksta. Tiesiog dinkite iš Ukrainos, išeikite, palikite šią šalį ramybėje. Šitą vėliavą kabindavo tėvo namuose. Tikra vėliava, visos kitos vėliavos yra gaminti mūsų draugų gaminti Kinijoje. O šitas yra vienintelė tikra vėliava. Dad was a representative of Sąjūdis. Mano tėtis buvo Lietuvos sąjūdžio atstovas. Jis priklausė nepriklausomybės judėjimui ir vėliau tapo pirmojo Lietuvos konsulu, pirmojo Lietuvos vyriausybės atstovu Australijoje. Ši vėliava kabojo ant jo namo. And so this hung at his house during the time that it was seceding from the Soviet Union. Tuo metu, kai Lietuva atsiskyrė nuo Sovietų sąjungos, buvo labai rizikingas metas. Ir aš prisimenu tuos laikus, nes mačiau, kad vakarų politikai atsitraukė ir pasakė, mes nenorime trikdyti Rusijos. Buvo labai rizikinga. Jie numanė, kad bus pralietas kraujas ir tikėjosi labai blogo rezultato. Bet viena drąsi šalis išsiskyrė iš kitų ir tapo pirmąją atsiskyrusią nuo Sovietų sąjungos. Kai Lietuva atsiskyrė ir visi kiti taip pat panoro atsiskyrti. Petro tėvas Algis Kabaila, pirmasis Lietuvos garbės konsulas, pirmasis lietuvis profesorius dėstęs Australijos universitete. Jo vadovaujami Kanberos lietuviai pirmieji Australijoje surengė protesto demonstraciją, kai Australijos valdžia pripažino Baltijos šalių okupacijos teisėtumą. Ir Kabailai vadovaujant krašto valdybai, šis pripažinimas buvo atšauktas. Algio Kabailos sūnus Petras, architektas, archeologas, Australijos bei Rytų Azijos šalių paveldo tyrinėtojas, knygų autorius. Užsukime į svečius. Dar sovietmečiu Petras pirmą kartą su tėvu atvažiavo į Vilnių. Dar kartą Petras su vaikais lankėsi laisvoje Lietuvoje ir pastebėjo permainas žmonių veiduose. Ir žmonės išmoko šypsotis. Vakariečiui tai labai pastebima. Bet iš sovietinio. Tokia mina, tarybinė mina, nelaiminga ir rimta. Šypsenos. O dabar visa Europa moka kalbėti angliškai. Negaliu to patikėti. Parodysiu neįprastą dalyką. Čia mano mama vestuvių dieną Štutgarte. Vida Mikailaitė Kabailienė. Mama mokėsi tradicinės tapybos Europoje. Tai vienas iš mamos paveikslų. Štai kas gali nutikti Australijoje. Tai neįprastas dalykas lietuvių migrantų.
Petro mama Vida Kabaila dėl priverstinės emigracijos atsidūrė Australijoje, vėliau išvyko į Japoniją studijuoti tradicinės japonų ir kinų tapybos. Pasak Petro, retas atvejis stebėti, kaip europietiška tapybos mokykla pavirsta į rytietišką stilių. Vidos vestuvinį kostiumą pasiuvo jos mama Sofija Mikaila, pabėgėlių stovykloje Augsburge, Vokietijoje, mainydamas audiniais su kitais pabėgėliais. Sijonas latviškas, prijuostė ir palaidinė iš seno lininio audinio su vengriško rankšluošio juostelėmis, iš atraižų pasiūtas ir vainikas. Liko dar vienas Sofijos prisiminimas – ukrainiečių repatriacija, kuri buvo vykdoma tuo metu pabėgėlių stovyklose, slapta susitarus Stalinui, Rooseveltui ir Churchilliui. Beveik 3 milijonai ukrainiečių buvo prievarta perduoti Stalino saugumo daliniams, kurie buvo arba sušaudyti, arba ištremti. Pabėgėliai veikiau rinkdavosi mirtį. Moteris, laikydamos kūdikius, lipdavo į bažnyčios bokšto viršūnę ir šokdavo žemyn. O čia mano mama ir tėtis, kai atvyko Australiją. Jie manė, kad tai karšta atogražų šalis. Mano mama išmetė visus savo žieminius drabužius pro laivo langą į vandenyną. Ir tada atvyko į Melburną, kai buvo šalta. Visi dėvėjo kepures. Jiems teko kepures nusipirkti. Visi vilkėjo paltus. Ir štai jie stovi po palme botanikos sode. Tai nuotrauka atvykusi Australiją. O čia tėtis, kai buvo mažas, su savo tėvu, kuris buvo pulkininkas Lietuvos kariuomenėje. Čia aš jaunystėje su tėčiu. Kaip matote, drabužių mados šiek tiek pasikeitė. Kai buvau jaunas, visi buvo ilgais plaukais. Tai mama ir tėtis Canberroje. Mano žmona Amanda su šunimis, mūsų sūnus ir dukra. Čia aš bandau pagauti žuvį Lietuvoje. O čia mano jauniausia dukra su čiabuviu pacientu Šiaurės Australijoje. O čia mano sūnus, mokslų baigimo proga. Mano sūnus tarnavo Šiaurės Australijoje, Afganistane, Irake, skirtingose vietose. O štai vyriausia dukra, veterinarė. Jos pacientas lokys. Pažvelkite, čia galėtų būti kai kas pažįstama. Šį meno kūrinį su lietuviškais simboliais sukūrė politinis kalinys, pagamino kalėjimo kameroje iš arklio karčių ir padovanojo mano seneliui kalėjime. Jis atsivežė jį į Australiją. Tai ypatinga. Už viso to slypi istorija apie tautos įkalinimą. Žinau, kad mano senelis, motinos tėvas, įkalinimą išgyveno įsivaizduodamas save šeimos ūkyje. Apie tai mąstė sėdėdamas labai perpildytoje kalėjimo kameroje, kuri buvo skirta tik 2 žmonėms, o ten laikė po 30 kalinių. Jis įsivaizduodavo, kokie darbai tuo metu vyksta jų šeimos ūkyje. Petro seneliai Pranas Kabaila, pulkininkas, Antanas Mikaila, teisininkas, prezidento Antano Smetonos draugas. Tarpukario Kauno radiofone jis skaitydavo paskaitas teisės klausimais, bolševikų įkalintas 9-ajame forte. Petras Kabaila ne tik saugo savo šeimos prisiminimą, bet ir tyrinėjo Australijos čiabuvių gyvenimą, kurie per 60 000 metų išsaugojo išskirtinę kultūrą. Įdomu, kad iki europiečių pasirodymo jie gyveno akmens amžiaus sąlygomis. Pastaruoju metu Kabaila dažniau būna Vietname nei Canberroje. Dirba su Vietnamo jaunimu, lanko kalinius, našlaičius, veža labdarą. Peter Rimgaudas Kabaila. Aš esu Petras Rimgaudas Kabaila, gimęs Melburne, lietuvių migrantų šeimoje. Kai buvau mažas, augau su senelių istorijomis, tėvų pasakojimais apie Antrąjį pasaulinį karą ir didelę jų gyvenimo tragediją, ypač mano senelių, jų gimtosios šalies netektį. To priežastis – sovietų agresija, sovietų okupacija.
and Soviet occupation. They always thought that Jie visada manė, kad galės grįžti į savo gimtąją šalį, kad tik laikinai apsistojo Australijoje. Ir žinoma, to niekada neįvyko. Jie buvo tokie išdidūs, tokie laimingi, kai Lietuva prisijėmė didelę riziką, labai didelę riziką paliko Sovietų sąjungą ir atkūrė nepriklausomybę. Tai buvo didžiulis įvykis jų gyvenime. Mano mama ir tėtis juos sulaukė, bet mano seneliai ne. O dabar vėl labai panašus dalykai vyksta Europoje. Tai šokiruoja ir neramina. Siaubinga matyti, kad tai kartojasi. Manau, kad Europa turi labai pasistengti ir įvesti tam tikras priemonės Rusijai, užtikrinant, kad šis konfliktas neplistų. Ir palinkėjimas Lietuvai. Tai jis sako, kad Lietuva yra giminių kraštas ir kada mano vaikai aplankė Lietuvą ir jų giminės klausė, kas buvo geriausia apie Lietuvą. Jie sakė, pusbroliai ir pusseserė, reiškia giminės. That's it. That's the big connection. Štai ir viskas. Svarbiausia giminystės ryšys. Not the weather. Ne oras, ne maistas ar degtinė. Ne lietus, ne degtinė, bet giminės. Svarbiausia ryšys. Oh, wow. Ar turi vardą? Yra ceremonija su dūmais, kur žmonės yra sveikinami. Lietuva, atleiskite, bet jūs buvote suklaidinti. Nemastykite, gerbiami lietuviai, kad vien čia tik tai saulė šviečia, krokodilai ir koalos, tikrai ne. Nes Australijoje dėja viskas vyksta atvirkščiai. Paltai yra užsidedami tada, kada įžengiama yra į namus. Pasakykit, kad atvažiuotų į Kamberą. Dar kaip iškepęs. Esame Kamberoje, miestas pastatytas nuo nulio 20 amžiaus pradžioje. Naujam miestui buvo iškeltos sąlygos, kuo toliau nuo vandenyno, nuo Sidnėjaus ir kad būtų vėsesnis klimatas. Oi, koks sušalęs. Nakti šaltame viešbutyje, o rytas kol kas nieko gero nežadėjo – 5 laipsniai šilumos, bet jutiminė temperatūra gerokai žemesnė. Susitinkame su Kamberos lietuvių bendruomenės vadovu Jonu Mockūnu. Tai važiuojame Glebe Parką pirmą, ne? Ar daug Lietuvos belikę Kamberoje? Pažiūrėsime. Birželis. Jonas šildo lietuviškas megztinis, o mus prisiminimai, kad Lietuvoje šiuo metu 30 laipsnių šilumos. Taip. Birželis tai skaitosi žiemos pradžia. Rugpjūtis turbūt pats šalčiausias, Liepa, rugpjūtis. Bet iš tikrųjų, birželio pradžioj tai skaitosi jau sniego sezono pradžia. Pirma stotelė ko gero seniausias Kamberoje Glybo parkas, kuriame tikime surasti ką nors lietuviško. Esu Jonas Mockūnas, gyvenu Kamberoje, Australijos sostinėje, gimęs Adelaidėje, bet Kamberoje jau 30 su viršų metų esu, tai skaitaus čia kaip vietinis. Pasak Jono Mockūno, egzotiški Europos medžiai šiandien meta lapus. Taip Australijoje net ir lietuviška eglė vadinama egzotišku medžiu. Glebe yra senas anglų pavadinimas vietovė miesto centre ar panašiai, kur
gali anksčiau gyvulius ganė ir taip toliau, o šiom dienom tai yra daugiau toks pasižmonėti vieta. Prieš 40 metų lietuviai padovanojo australams, kai Australija šventė savo 200 metų baltų gyventojų sukaktį skulptūrą. Ir ji yra grynai lietuviškas simbolis eglė Žalčių karalienė. Skulptūros autorė Australijos lietuvė Ieva Pocienė. Ant postamento lietuviškos pasakos apie eglę Žalčių karalienę santrauką. O ar mama Jonui sekdavo šią pasaką? O taip, aš užaugau lietuviškoj šeimoje ir tokios folklorinės legendos, pasakos man buvo labai gerai žinomos. Viename interviu skulptorė Pocienė pasakojo, mane nuo seno traukė skulptūra, nors visi siūlė rinktis tapybą, esą neprastai tapau. Bet užsispyriau ir pasakysiu kodėl. Tapyba tai tik iliuzija, kaip beje ir fotografija, o skulptūra yra realus dalykas. Mūsų pastogė 1988. Čia Kamberoj buvo išlietas ir pastatytas 1988 metais. Kaip tik tais metais aš ir atvažiavau į Kamberą, mes apsigyvenom čia. Tai man buvo didelis įspūdis tų pirmų metų. Reikia prisiminti, kad tais laikais Lietuva dar buvo tarybinė šalis ir kad tas simbolis buvo ne tik folklorinis, bet ir buvo laisvės simbolis. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse. Pasak Pocienės, eglė Žalčių karalienė nėra tik graži pasaka, ten daug simbolikos ir klausimų, kuriuos galima įvairiai interpretuoti. Todėl tautiečiams svarbiausia palikti pėdsakų istorijoje ir lietuviams tai puikiai sekasi. Mano pačio draugai australai, bent iš jų kokie 5 ir 6 yra buvę Lietuvoje. Ir ne dėl to, kad aš jiems siūliau važiuoti į Lietuvą, bet jie patys panorėjo. Ir aš manau, kad apie Lietuvą matosi vis daugiau šiom dienom. Tai žinot, Lietuvos balsas girdisi vis daugiau ir daugiau. Atsisveikiname su lietuviška skulptūra Australijos parke. Keliaujam į kitą miesto pusę, į universiteto pusę. Kanberoje veikia 3 universitetai, viename jų studijavo ir Jonas, iš pradžių gamtos mokslus, vėliau politiką. Baigiamąjį darbą rašė apie Baltijos šalių išsivadavimą iš Sovietijos ir nepriklausomybės kovas. Bet grįžkime į Kanberos kasdienybę, kaip šiandien čia žmonės gyvena. Australai bendrai labai laimingi jaučiasi. Australijoje gyvenimo lygis yra aukštas, galimybių yra gerų. Ypač šiom dienom imigrantams yra visokiausių galimybių, todėl daug kas nori kraustytis į Australiją. Dabar visai neseniai buvo nutarta pakelti minimalinį atlyginimą. Sieks maždaug $20 į valandą. Jeigu dirbi kaip amatininkas ar panašiai, tai normaliai uždirbi, jei ne 100 į valandą, tai bent jau pusiau tiek. Normali pensija būtų apie gal $1000 2 savaitėm ar panašiai. Tai Lietuvoje pensininkai išgirs ir suvažiuos į Australiją. Pasakykit, kad atvažiuotų į Kanberą, kadangi mums čia naujo kraujo, tik jaunesnio kraujo ypatingai labai trūksta. Atvykstame į Australijos nacionalinį universitetą. Pirmiausia, pasitelksime uoslę. Man atrodo, jums ryškiau jaučiasi negu man, aš negaliu pasakyti. Gal ir eukaliptas gali? Eukaliptas gali būti, taip.
Visa Australija kvepia eukaliptais, dėl melsvo atspalvio vadinamais mėlynaisiais medžiais. Sakoma, kad eukaliptai sugeria iš dirvožemio auksą, kurio pėdsako aptinkama medžių lapuose. Tuo dažniausiai maitinasi koalos. O mes esame prie informacinių technologijų pastato, pavadinto Skaidrytės Dariaus vardu. Kas ji? Pradėjo kaip mašininkė, baigė kaip data processing viršininkė. Skaidrytė Darius buvo moteris pionierė informacinių technologijų srityje. Tuo metu moteris tokių darbų nedirbdavo. Taigi visus 30 metų buvau vyras, sakydavo ponia Darius. Ir atlyginimas kaip moteriai buvo 70% mažesnis. Prieš 7 metus ponia Darius gavo garbės daktaro laipsnį už indėlį informatiką ir lyčių lygybę. Skaidrytės vyras buvo lietuvis Pranas Darius, chorvedys, solistas ir kompozitorius. O Skaidrytė buvo ne tik informatikė, bet ir latviško folkloro žinovė, Kanberos liaudės šokių grupės Sprigulaitis Mažasis Fragilas įkūrėja, vadovė ir choreografė. Jos pastatytų šokių buvo atidarytas Sidnėjaus operos teatras. Judame toliau. Studentų miestelis tuščias, mat atostogos. Po visą universiteto studentų miestelį išdėliota didžiulė skulptūrų kolekcija studentų kūrybiniam mąstymui skatinti. Čia kažkur netoliese turėtų būti ir lietuvio skulptoriaus modernisto Vincento Jomanto skulptūra. Čia Campus Sculpture Walk, sako, yra 50 įvairių skulptūrų. Kaune gimęs Jomantas dailės studijas pradėjo Vilniuje, bėgdamas nuo sovietų okupacijos, mokslus tęsė Vokietijoje. Brown, Flugelman, Vincas Jomantas. Emigravęs į Australiją, Jomantas dalyvavo parodose ir buvo žinomas nuo Paryžiaus iki Tokijo. Jomantas dalyvavo modernistų skulptorių grupėje Central Five ir, pasak menotyrininkų, atnešė į Australiją modernizmą. Tai čia visai šalia šito pastato ekologijos departamentas, čia turėtų būti mažas baseinas ir tame baseine yra ta skulptūra. Einam paieškosim. Aišku, ne šis baseinas, bet čia turėtų būti dar kitas kažkoks pavadinimas angliškai Pursuit of Scientific Knowledge. Nu, tai gamtos mokslų siekimas. Bet kadangi jūs irgi studijavot gamtos mokslus, tai ta skulptūra kaip ir jums? Ja, kaip tik. Tai tinka darželiai, ne? Bronze. Čia jau 1962 metais, tai čia jau stovi gan ilgai. Universiteto pradžia buvo jau pokarinė, tai pats universitetas čia tik atsidarė 46 rodos. Jūs mokėte šeina ir buvo? Buvo, bet aš tikriausiai nieko apie ją ir nežinojau tada. Matavimo reikmenis, kompasas, skriestuvas Jomanto sumanymu turėjo skendėti rūke, bet vanduo užkimšo purkštukus, todėl šiandien veikia paprastesnis mechanizmas. Vykstame toliau. Ar galima rasti panašumų tarp Kanberos ir, pavyzdžiui, Kauno? Kanberos miesto planą sukūrė Jungtinių valstijų architektai Walteris Berlis Griffinas ir žmona Marian medaus mėnesio metu. Įdomu, kad Marian Griffin buvo viena pirmųjų pasaulyje architekčių moterų. Spindulinį žiedinį miesto planą padiktavo miesto sodo koncepciją. Beje, ją bandyta įgyvendinti ir kitoje pasaulio pusėje, tarpukario Kaune, prie Žolyno. Iki šiol išlikę gatvių pavadinimai – Gėlių ar Minties ratas. O mes iš Kauno grįžkime į Kanberą. Pakilkime ant Ainslio kalno, kur atsiveria miesto panorama. Pagrindinėje ašyje paradų aikštė bei senieji ir naujieji parlamento rūmai, kuriuos prieš 40 metų atidarė Didžiosios Britanijos, taip pat ir Australijos karalienė Elžbieta II. Leiskime žemyn.
Naujųjų parlamento rūmų pastatas suprojektuotas taip, kad apželdintais stogais galėtum vaikščioti virš valdžios atstovų galvų. Tai priminimas, kad valdininkai tarnauja žmonėms, o ne atvirkščiai. Visą pastatą vainikuoja Australijos vėliava, didžiausia šalyje. Jos matmenys prilygsta dviaukščiam autobusui. Keliaujame toliau. Prieš mus vėliavų alėja Grifino ežero pakraštyje. Daugiau nei 100 šalių turinčių diplomatinės atstovybės Kanberoje vėliavos. Tai atrakcija turistams. Belieka rasti savo šalies vėliavą ir nusifotografuoti. Ar tu būsi Izraelyje, ar tu būsi Pietų Afrikoje, ar tu būsi Jungtinėse Amerikos valstijose, ar Lenkijoje, ar Australijoje, ar Zelandijoje. Pirmas dalykas, mums reikia Lietuvoje turėti draugų. Lietuva, atleiskite, bet jūs buvote suklaidinti. Dar kaip iškepęs. O dabar netikėtas susitikimas. Esame vos prieš 5 metus atidarytoje Lietuvos ambasadoje. To pageidavo gausi Australijos lietuvių bendruomenė visame Ramiojo vandenyno ir Indijos regione. Mus pasitinka ambasadorius Darius Degutis. Taip, sveiki, prašome ateikite į mūsų gražią Lietuvos ambasadą čia Kanberą. Prašom. Nenugriūkit. Čia mūsų Kristina, jos ofisas. Darbas. Nežinau, taip, čia Ingridos, konsulinės patarėjas ofisas. Čia mūsų šaunuolis vaikinas Aleksejus iš Ukrainos. Skaistė, kur esi, nežinau, gal čia? Taip, Skaistė yra čia, prašome, čia žinokite, šiltas kabinetas, užeikite, jeigu reikia, tai prašome. Aš tai, žinokit, visada ateinu pas Skaistę pasišildyti ir pasikalbėti apie gyvenimą. Va, čia yra įvairūs dalykėliai. Evelinos darbo ofisas irgi šiltas, nes iš ten saulė. Tai va, ateikite iš, kaip sakoma, ne iš paradinio, o iš darbinio įėjimo. Štai mūsų konsulatas. Čia žmonės ateina, jie sutvarko visokius dokumentus, užpildo anketas ir panašiai. Jie ateina tvarkytis įvairius konsulinius dokumentus, ta prasme, pasų pasikeitimas, vaikai, nuorašai ir taip toliau, taip toliau. Mes vizų kol kas neišduodame. O dabar užsukime į ambasadoriaus darbo kabinetą. Esu Darius Degutis, Lietuvos ambasadorius Australijai, Naujoje Zelandijoje ir Fidžijo Respublikai. Darius Degutis prieš atvykdamas į Australiją atstovavo Lietuvai Lenkijoje, Izraelyje ir Etiopijoje. Australija nuostabi šalis, bet vienintelė problema - tokia didelė ta šalis. Visa Europa praktiškai. Ir kai tu skrendi, praeitą savaitę skridau iš Kanberos į Vakarų Australiją, į Vakarų Australijos sostinę, per tą 4,5 valandas reikia skristi. Tai matot, kokia yra ta šalis. Šiandien vienas iš ambasadoriaus darbų palaikyti Ukrainą. Tai jis primena ir Australijos valdžios pareigūnams. Kanberoje atidengtas memorialas skirtas Ukrainos žmonių kančioms ir kovai už laisvę pagerbti. Šį memorialą sukūrė jums jau pažįstamas Rimas Kabaila. Ir jie dažnai klausia, sako, klausykite, tai viskas labai gerai, jūs remiate Ukrainą, tai žinot, nu taip, svarbu, bet aš visada jiems sakau, klausykite, Ukrainą remia, bet jūs įsivaizduokite, kad atstumas nuo Kijevo iki Vilniaus yra tik tai 550 km. O čia, tarkime, iš Melburno atskristi į Kanberą yra 800 km. Tai žymiai toliau, žymiai daugiau. Tai jūs suvokite, koks tas yra mažas atstumas, kad mes esame iš esmės tokioj, na, sakyčiau, įtemptoj zonai. Bet mes esame, kaip ir sakau, labai užgrūdinti. Paskutinio surašymo duomenimis Australijoje gyveno daugiau nei 18 000 žmonių, kurie nurodė turintis lietuviškas šaknis. Kanberoje lietuvių nedaug, skaičiuojama vos 300–400. Jų seneliai ar tėvai, kurie atvyko iš Lietuvos, tai 2 metus turėjo dirbti statybos bendrovėse. Ta prasme, atlikti kontrakto sąlygas. Lietuvoje jis buvo generolas, Lietuvoje jis buvo ministras, Lietuvoje jis buvo, nežinau, aukšto lygio žmogus. Ir staiga jis tampa darbininkas. Jis neturi nieko, jam reikia
jam reikia sukurti savo ateitį. Pietų Australijos premjeras yra lietuvis. Peter Malinauskas, lietuviška pavardė, ir jis tikrai šaunus politikas ir šaunus bičiulis, mes su juo daug labai bendravome. Ir dar norėčiau pasakyti, kad kai Lietuvos prezidentas buvo atvykęs čia 23 metais į Australiją, jisai prezidentas su ponia prezidentienė pietavo, karieniavo su Petru Malinausku, su jo žmona. Tai vat toks labai artimas ryšys ir labai tikiuosi, kad netrukus premjeras Malinauskas atvyks ir į Lietuvą. Australijoje viskas kitaip. Pakalbėkime apie orus. Nemastykite, gerbiami lietuviai, kad vien čia tik tai saulė šviečia, krokodilai ir koalos, tikrai ne, mes čia esame kalnų zonoje, 700-800 metrų virš jūros lygio ir žiemos metu naktį būna apie kokie -3, -4, -5 laipsniai. Jeigu manęs kas nors klaustų, kai aš atvažiuosiu, baigsiu karjerą Australijoje, ko jūs pasilgstate iš Australijos, tai pirmas dalykas atsakysiu, tai nuostabus žmonės. Nes žmonės Australijoje, aš esu buvęs praktiškai visose pasaulio šalyse, tokių nuostabių, tokių empatiškų, tokių aš nežinau, sąžiningų, nuoširdžių žmonių aš niekur nesu matęs. Tai yra jau 3 karta tų lietuvių, kurie praktiškai lietuvių kalbos nemoka. Kaip ir minėjo Petras Malinauskas, jisai moka labas, labą dieną, ačiū ir panašiai, bet yra ir naujų lietuvių, kurie atvažiavo iš Lietuvos dabar ir prieš 10 metų ir natūralu, kad tie nauji lietuviai tai kaip mes, o ta jau senoji karta, tai tarkime, net jeigu ir kažkas kalba lietuviškai, tai jų kalbėsena, jų mąstysena yra tokia, kokia buvo Lietuvoje 40 metais, 50 metais. Kas šiandien svarbiausia diplomato darbe? Jeigu tu esi diplomatas, ne ambasadorius, bet diplomatas, mano nuomonė, pats pirmas dalykas, tai reikia turėti Lietuvoje draugų. Kur tu bebūtum, ar tu būsi Izraelyje, ar tu būsi Pietų Afrikoje, ar tu būsi Jungtinėse Amerikos valstijose, ar Lenkijoje, ar Australijoje, ar Zelandijoje, pirmas dalykas, mums reikia Lietuvoje turėti draugų. Mes esame nedidelė šalis, bet tiek, kiek mes turėsime daugiau draugų visame pasaulyje, to mes tapsime galingesni. Atsisveikiname su ambasada ir keliaujame toliau. Dar apie laiką. Čia temsta kaip ir žiemą, 17 valandą. Todėl kartu su Jonu skubame aplankyti dar kelias miesto įdomybės. Kanbera – ambasadų sostinė. Be to čia vienintelė vieta pasaulyje, kur veikia aborigenų ambasada. Kas yra aborigenas? Yra žmogus, kuris save skelbia ir skaitosi kaip aborigenas. Tai jis gali jums ir man atrodyti gana baltas, bet ne visi būtinai turi būti juodi. Aborigenų ambasada įkurta prieš 50 metų prieš senuosius parlamento rūmus Kanberoje. Viskas prasidėjo nuo 4 aktyvistų. Jie pasipiktino, kad su aborigenais nesielgiama kaip su šio žemės šeimininkais ir atsinešė čia paplūdimio skėtį, pasistatė palapinę. Kad ambasada veikia, išduoda besiveržiantis dūmai. Taigi čia galimybė išreikšti savo poziciją, nebūtinai palankę turistams. Aš nežinau, ar čia kokia ypatinga ceremonija, ar čia jie savo naudai, ką nors daro. Yra ceremonija su dūmais, kur žmonės yra sveikinami. Hello, this is a film crew from... Tai filmavimo komanda iš užsienio. Jie filmuoja apie Kanberą ir domisi aborigenų ambasada. Ar jie atsiklausė aborigenų ambasados? Iš kur jūs? Lietuva. Atleiskite, bet jūs buvote suklaidinti. Daug kas skelbėsi, kad atstovauja mums ir netgi uždirba iš to pinigus. 54 metai nuo šios vietos įsteigimo, bet mes vis dar neturime karšto vandens ar tualetų, taigi daug žmonių neteisėtai išduoda leidimus, neturėdami nieko bendro su šia vieta. Tai ne kolonija ir jūs negalite daryti kolonijinės prielaidas, turint galvoje, kad šios kultūros įvaizdis išnaudojamas, kaip ir šie jauni žmonės, kurie buvo nužudyti policijos.
Šiuo metu tyrinėju vieną savo giminės šaką, bet lyg ir nesu aborigenė. Bet aš dirbu su šia bendruomenė, esu socialinė darbuotoja. Taigi jaučiu, kad turiu teisę kalbėti už šią bendruomenę, kuri pasitikė manimi ir mano darbu. Noriu apsaugoti šią bendruomenę nuo manipulacijų ir išnaudojimo. From attempts to manipulate or exploit their consent. Prieš 3 metus Australijoje sumanyta surengti istorinį referendumą dėl galimybės aborigenams dalyvauti šalies parlamente. Bet referendumas dėl Australijos čiabuvių balso buvo atmestas. O mes judame toliau ir su Jonu kalbame apie šių laikų politiką. Australijoje griežta rinkimų tvarka, jei be rimtos priežasties neini balsuoti, gauni baudą. O Kanberoje vakaras, šalta. Truputį lengviau. Į Australiją išsiruošėme be pirštinių, šventai tikėdami, kad ten visi vaikšto be jų. Ir Jonui buvo juokinga, kad nušalome rankas. Aš juokiausi šiek tiek teisingai sakote, kadangi nors mes turim pirštinės, mes gan retkarčiais jas dėvim. Jaučiasi, kad tikrai bus šaltoka žiema šiemet. Iš Lietuvos atskrido. Angelas sargas. Ačiū labai. Tai man puikus prisiminimas jūsų. Dėkui. Kai artės kalėdos, tai bus ant ko pakabinti. Medžioja su tokiu durklu, tiesiog žino, kada riebiausias ta žuvis atplaukia ir tiesiog turi nudurti tą žuvį. Būtent šitas augalas buvo pats mėgstamiausias karalienės Elžbietos augalas. Taip, yra natūralu, tarp kitko tos kalėdos liepa už tai, kad šalta, už tai, kad norisi tų tokių kalakūtų keptų. Sakom, žinai, jeigu tu 200-300 metų gyventum tokiomis sąlygomis ir nežinotum, kas tai yra centrinis šildymas, tai tikriausiai ir tavo genai būtų kitokie. Prašom, užeikit. Aš esu Nida Degutienė, Lietuvos ambasadoriaus Australijoje žmona. Dar vienas netikėtas susitikimas. Nida Degutienė žinoma tinklaraštininkė, daugybės kulinarinių knygų autorė. Apie 4 Australijos sezonus ir nešildomus namus Nida sužinojo tik atvykusi į Australiją. Nes Australijoje dėja viskas vyksta atvirkščiai. Paltai yra užsidedami tada, kada įžengiama yra į namus. Tai užsidedami yra kailiniai batai, paltai ir dažnai mes netgi sėdėdavom su pirštinėm namuose, žiūrėdami televiziją, nes tiesiog yra neįmanoma išbūti. Visi namai yra pastatyti tarsi australai gyventų tropikuose, tačiau tropikai yra tik tai Australijos šiaurėje. Namai yra kiauri, iš esmės sienos yra visiškai niekuo neapšiltintos, langai yra dažniausiai vieno stiklo. Uždarius langus galima prakišti per tą plyšį ranką, iš esmės. O reikia turėti omeny, kad Kanberoje temperatūra atvėsta ir iki -4, ir iki -5 naktį. Taip kad be jokio šildymo, su siaučiančiais vėjais, žodžiu, tenka gyventi. Čia yra mano tapkės iš esmės, čia yra šlepetės. Dažniausiai žmonės Europoje juos nešioja kaip žieminius batus gatvėje ir australai šaiposi ir kvatoja, sakė, jau tie europiečiai tai visiškai nenormalūs, nes jie su šlepetėm vaikšto po gatvę. Iš tikrųjų, čia yra šlepetės australiškos, taip. Australija ne tik emigrantų šalis, bet ir įvairiausių skonių katilas. Pastaruoju metu šioje šalyje susidomėta ir vietinių aborigenų virtuve. Pastaraisiais metais labai madinga tapo atrasti iš naujo, tiesiog domėtis tais visais jų ingredientais, kažkokiais specialiais jų gamtoje randamais, kažkokiam žolelėm, kažkokiais tai vaisiais ir daržovėmis, kuriuos jie rasdavo, net neaugindavo, nes rasdavo, žuvimi, kaip jie ją medžioja, nežvejoja, bet medžioja su tokiu durklu, tiesiog žino, kada yra atolydis, kada riebiausios to žuvys atplaukia ir tiesiog turi nudurti tą žuvį tokiu staigiu judesiu. Tai jeigu atidarytumėt bet kurio australo, bet kurios mašinos bagažinę, tai greičiausiai jūs ten surastumėt pirmas dalykas ne skėtį kaip Lietuvoje, bet pikniko patiesalą. Pikniko reiškia tą tokį adialą už tai, kad kur jie besustotų,
net jeigu tai yra benzino kolonėlė, tai jie vis tiek suras kažkokią vietą, kur jie pasities tą pikniko, reiškia, savo patiesalą. Jis yra specialiai impregnuotas, kad nebūtų šlapia, jeigu ką. Ir jie ten jau užsidės kažkokius maistus ir visą laiką valgys. Nidos prašėme australiško skonio ir nuotaikos. Mums reikės kiaušinių, sviesto, miltų, cukraus, medaus ir vadinamųjų Veitelseed grūdelių, kuriuos mėgsta aborigenai. Tai Australijos akacijos sėklos. Vat išpiešta Wattleseed. Tai yra ta Wattleseed, tai tokios labai smulkios, kaip mimozos, geltonos tokios gėlytės, kurios kaip pražysta pavasarį, tai praktiškai jau Kamberoje, tai čia iš viso viskas geltonuoja. Būtent šitas augalas buvo pats mėgstamiausias karalienės Elžbietos augalas. Tai va, tai čia yra šitos sėklelės, yra būtent iš šito medžio. Tai jos, kaip ir sakau, jos turi tokį, kaip ir kavos, kažkokį tai tokį primenantį kavą aromatą. Išplakame 2 kiaušinius, ištirpiname sviestą, dedame miltų. Aš naudoju didžiąją dalį grikių miltų ir labai nedaug kvietinių miltų. Tada druskos, kepimo miltelių, cukrų rudąjį stengiuosi naudoti, kad išsimaišytų tas cukrus. Tai atidėsiu tada šitų Wattleseed. Gal dar iškeliu. Iš esmės aš čia sumaišau visus birius ingredientus. Medaus. Gal aš šį išmaišysiu kartu su kiaušiniais, kad geriau išsimaišytų. Va, žiūrėkit, matot, kaip dabar sviesto pasikeitė spalva ir ar jaučiat kvapą. Tai va, kvapas toksai riešutinis pasidarė ir dabar va, šitam etape svarbiausia jau dabar labai jau prižiūrėti, kad nes jis tuoj pradės degti. Man tai čia yra poilsis ir laimė ir atsipalaidavimas, bet aš dabar neseniai pradėjau dirbti restorane ir tos 2 dienos, kur aš dirbu 2 dienas, mano darbo pamaina užtrunka 12 arba 13 valandų. Tai aš po tų 12-13 valandų 2 dienų, aš vieną dieną atsigaudinėjau ir jau man į virtuvę nelabai norisi eiti. Aš esu sušių šefų komandoje, tai aš visus prepsus darau, ta prasme absoliučiai viską, ką reikia ten pjaustyti, daryti. Taip, tai va, pradėsim, tada aš šitą sumaišysiu. Kas labai faina Australijoje yra, tai tokie įrenginiai, kur yra ledinis vanduo, arba gazuotas vanduo, arba verdantis vanduo. Tai žodžiu, mes namuose turim, čia aišku yra dabar aš ledinį vandenį pasileidau, jis yra filtruotas, bet jeigu noriu, galiu gazuotą vandenį čia padaryti. Savaitgalį čia šalia mūsų yra ežeras ir aš ten ryte sportuoju. Nu ir aš apsirengus čia, pirštinės, kepurė, viską bėgu ir staiga žiūriu tokie 2 pypliai visiškai iš vežimo iškelti. Basi eina. O tėvai su striukėm, normaliai, o tie vaikai visi basi laksto, viskas jiems yra tvarko. Tai aš sakau savo vyrui, kažkas su mumis yra blogai, nes kažkur mes, ta prasme, vadinasi, mes kažkur esame labai išlepę, ne taip kaip jie. Tai jis paskui gerai pasakė, sako, žinai, jeigu tu 200-300 metų gyventum tokiomis sąlygomis ir nežinotum, kas tai yra centrinis šildymas, tai tikriausiai ir tavo genai būtų kitokie. Ir taip yra natūralu, tarp kitko, tos kalėdos Liepa, už tai, kad šalta, už tai, kad tamsu, už tai, kad tikrai norisi to karšto vyno, norisi tų tokių, tokių kalakūtų keptų, žodžiu, iš tikrųjų taip norisi ir taip viskas yra natūralu. Man kalėdos pas juos gruodį, kai yra ten plus 35 ar dar daugiau ir visi prie baseino geria kokteiliukus ir kepa krevetės, tai man jos yra mažiau natūralios negu kalėdos Liepa, tarp kitko. Jeigu man reikėtų pasakyti, kas yra australai, tai jie labai kuklus ir labai sąžiningi. Pavyzdžiui, aš savo namų galiu čia nerakinti, mašinos nerakinti nieko, kiek kartų aš esu išvažiavus garažą palikus, va taip atvirą, ten visai parai iš esmės. Kiek kartų mes esame užsisakę, sakykime, kažkokius tai pristatymus, pavyzdžiui, vyno dėžė, nes dažniausiai paštu tokius dalykus siuntiesi. Tai stovi vyno dėžė, o mes išvažiavę 3 paras. Prie durų stovi. Gyvenime tokio dalyko nėra, kad ten kažkur kažkas tai paimtų, pavogtų. Tai sakau, va, tas toks gyvenimas Australijoje yra labai tarp labai tokių empatiškų, labai besišypsančių, labai tokių mielų, sąžiningų ir pagarbą jaučiančių vienas kitam žmonių.
Beveik baigėme gaminti, dar paskaniname kakavos drožlėmis dėl traškesio. Ir tešla jau formelėse. Orkaitėje 200 laipsnių, kepti apie 10 minučių. Ar iškepė? Dar kaip iškepęs. Labiau australišką dariau. Jo, bet man patiko. Pažiūrėsim, kaip jau ar patiks. Belieka palinkėti skanaus. Kita stotelė – Melburnas. Niekada mano giminės neužmirš, kaip buvo ir kodėl bėgo žmonės. Kai kuriuose vietose buvo net ir kapai, vaikų kapai šalia internato. Kaip sakant, labai šilta mūsų žemė. Šalta mums, bet jums turėtų būti šilta. Kai būna cepelinai, tai tada sueina porą šimtų žmonių. Kangūra, kukabūra. Buvo tie laikai, kada Lietuva buvo didžiausias kraštas Europoje. Mes norėjom, kad Lietuva būtų laisva, bet niekad netikėjom, kad bus. Ten toli ošia žalia girelė prie jos. Laida kuriama patronuojant Lietuvos nacionalinei UNESCO komisijai. Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.